Sveiki. Retokai aš beišeinu pasidalinti kažkuo tai. Ir šiandien mane taip kažkaip prispyrė iš vidaus. Tas jausmas, kad būtinai turiu apie tai nors trumpai pasikalbėti, pasidalinti tą įžvalgą. Galbūt ir jūs kažką panašaus jaučiate. Ir, tiesiog, kad galbūt suprastumėt, jeigu jaučiate tai, kad nesat vieni šitame pajautime. Tai man labai seniai knietėjo pasikalbėti apie dvasingumą. Apie tai, kas tai yra ir kaip pasikeitė kažkas dabartiniu metu, paskutiniu metu, būtent ir šioje sampratoje, nes mes tikrai pastebim, kad viskas keičiasi, o šiandien, kada įrašinėju, galingos magnetinės audros yra, aš jau stengiuosi šitų dalykų nebeakcentuoti, nes nesvarbu, kas ten vyksta tame kosmose, svarbu, kas vyksta su mumis mūsų viduje. Ir mes jau dabar esame tokie suaugę žmonės, turėtumėm būti, kurie iš tikrųjų moka pajausti, kas yra tą atskirti tą pojūtį nuo to, kaip jų asmenybė nori ir išvesti į kitą lygmenį tą pojūtį, perkeičiant jį, transformuojant, ir tai yra visiškai ne kažkokia apgaulė, ne veidmainystė, tai yra šiuolaikinio sąmoningo žmogaus gyvenimas, kada jisai čia ir dabar šią akimirką kūrė tai, ką jisai nori matyti savo gyvenime. Ir jūs tą teoriškai labai daug girdėjot ir aš dabar nenoriu į tą temą kažkaip gilintis. Norėčiau tiesiog priminti, kad kiekviena akimirka kūrė kitą akimirką ir visą tai reikia visada prisiminti, kad ir kas bevyktų, kad ir kaip trigerintų mūsų asmenybę kažkokie dalykai. Ir štai tos magnetinės audros 8 balai ir kažkur tai skaičiau, kad iš tikrųjų labai stiprus tie pliūpsniai ir kad jų dar bus ir šie metai, ir kiti metai. Ir tai yra iš tikrųjų nėra taip svarbu, kaip svarbu tai, kad mes gyvename tame energijų ir informacijų persikeitimo laikotarpyje. Ir tame laikotarpyje kinta viskas. Taigi grįžkime prie dvasingumo, apie kurį aš norėjau šiandien pakalbėti. Tiesiog labai dažnai girdžiu tokį dalyką, kad aš einu dvasiniu keliu, tai yra dvasingumas. Ir šalia viso to girdisi tokie dalykai kaip psichoterapija, psichologija ir intuicija ir taip pat su dvasingumu. Bet čia jau arčiau yra, bet sakykime tokie dalykai ir ezoteriniai visi, astrologija ir taip toliau. Ir netgi kortos yra prilyginama dvasingumui. Tačiau iš tiesų trupučiuką yra keli skirtumai ir aš jais noriu pasidalinti. Kiekvienas iš mano paminėtų dalykų gali būti startas. Startas į tą dvasinę gelmę. Tačiau jeigu jisai sukasi tik tai tame pradinėme lygmenyje, kur žmogus bando nuspėti, kas bus išorėje, kada jis eina į kažkokį tai patyrimą ar numerologiją, ar astrologiją, ar taro, ar net metaforinės korteles, taip pat, tai čia jau ezoteriniai daugiau dalykai, kai jis bando, tiesiog sureguliuoti, sukontroliuoti realybę, ne tai, kad pasitikėdamas ją, bet tiesiog, aš dabar žinosiu, kas manęs laukia už kampo, pasidėsiu pagalvėlę. Tai yra pirmas lygmuo. Kitas lygmuo, kada žmogus jau suvokia, kad jisai negali tos realybės kontroliuoti ir kad smalsumą tenkink netenkinęs arba ten žiūrėdamas kokios tos magnetinės audros, vis tiek tu neišvengsi to, kad tu susidursi pats su savim, toks koks tu esi šią akimirką, su tuo turiniu, kuris šią akimirką yra tavo viduje. Emociniu, informaciniu ir kitokiu turiniu. Ir jeigu tik tai ties tuo įstringama, kad kaip man dabar nenukentėti, kaip čia man, kad geriau būtų, sakykime, arba pasielgsiu taip, kad indulgenciją gaučiau ir paskui jau toliau bus gerai, tai čia ne apie tai. Antrajame lygmenyje žmogus suvokia, kad yra priežastis pasekmė ir kad svarbiausia yra ne tai, kad nuo pasekmės apsisaugoti, bet tiesiog koncentruotis į tą priežastį ir nebekartoti tų priežastinių dalykų,
per mintis, per žodžius, per veiksmus, emocijas ir tiesiog išmokti tą dalyką viduje sutvarkyti, išgryninti, išvarinti, kad toliau ten nebūtų jokių kažkokių tų trigerių, kurie eina energijos ir mus trigerina. Bet jūs tai irgi puikiai žinote, ne? Ir trečias yra lygmuo, kada žmogus jau supranta, kad jisai eina į tą kvantiškumą, kada jisai išeina iš tų visų formų pasaulio, iš asmenybės pasaulio ir jisai eina į dvasios pasaulį. Į tai, kada ten viskas susijungia. Ir vat aš noriu jums tiesiog pasakyti, kad kaip aš jaučiu, kad pats pagrindinis toks kriterijus, kuris liudija, kad žmogus eina į dvasios lygmenį ir pats tas žodis dvasia, dvasingumas, spirit, ne, angliškai, ir ten visom kitom lotynų kalbom irgi panašiai skamba, ne, tai yra dvasia, tai yra tai, kas nematoma, neliečiama, protų nepažinu visiškai, ne? O visi tie dalykai, kurie susiję su asmenybė, ne, tai protų pažinu. Ir tai yra visos psichoterapijos, psichologijos, kurios narsto po kaulelį mūsų asmenybę. Na, čia po kaulelį perkeltinė prasme, tai ne kūną narsto, nors ir kūnas, netgi ta pati psichosomatika, jinai irgi nagrinėja priežasties pasekmės dėsnį mūsų kūne, ne? Kaip aš kažkaip tai arba iš praeities tuos, iš protėvių programų ateinančius dalykus, bet visa tai pareina iš asmenybės ir mes tada per protą sprendžiame. Aha, čia aš per protą padarysiu tą, čia padarysiu per aną, čia, na, va, šitaip įspręsiu kažką, tai protas sureguliuoja, formos žinojimas, informacija sureguliuoja tą, reiškia, veikimo planą kažkokį tai. Dvasios pasaulyje nėra jokių veikimo planų. Ten yra tiesiog pasitikėjimas vedimu, yra ketinimas, yra ėjimas į vidinį impulsą. Ir vidinį impulsą mums reguliuoja mūsų vedlys, mūsų siela. Tai vat mes dabar apibendrinam, turim 3 komponentus svarbiausius, kurie krikščionybėje ir daugelį kitų religijų yra vadinami šventąja trejybė, ne? Tai yra Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Ir tai iš tikrųjų asmenybė. Pirmas tas dalykas, toliau yra siela, vedlys, asmenybė tas, kuris, aha, čia, kas aš esu, kaip forma, kaip mano kažkokie gebėjimai ten, ne, ką aš galiu, ko aš negaliu, koks mano charakteris, temperamentas, tai čia yra asmenybė ir viskas ten eina per protą. Čia daugiau jokių kitų nėra. Ir mes puikiausiai gyvenome ilgą laiką, spręsdami dalykus per protą, ir tai mums buvo reikalinga žmonėms. Toliau jau pradėjo atsiverti tas širdies sielos lygmuo, tai yra vedlys, intuicija, kada mes jaučiam. Ir tai yra ta vieta, kur mes, ne ta vieta, bet tas komponentas, kuris ta dalis mūsų esybės, ne? Mes esame esybė, kuris susideda minimum iš 3 tokių gabaritinių dalių. Asmenybė, ten irgi visokie dalykai, dar protas ir taip toliau, ne? Toliau eina siela ir toliau dvasia. Tai siela yra tai, ką aš patiriu, tai, ką aš jaučiu, tai, ką aš išmokstu ir pasiimu su savimi į tolimesnę kelionę. Į tolimesnę kelionę, į dvasios pasaulį, kuris išeina iš visų formų, iš visų kūniškų dalykų, iš fizinių dalykų. Ir dabar jūs man galit pasakyti, okei, žinai, tai ką čia, aš visiškai čia, aš turiu atsisakyti visko ir taip toliau, ir taip toliau. Nieko mes neturim atsisakyti. Ir štai čia aš noriu pabrėžti va, tą naujo laiko virsmo, mūsų virsmo, kuris dabar vyksta ir kas jau atsitiko. Tokį dalyką, kad dabar tos ribos tarp asmenybės, siela ir dvasia jos išsitrynė. Žmogus tampa, mes jau turime tokią galimybę į daugiamatiškumą. Visi absoliučiai turi. Vieni prie jo prieis, kiti neprieis. Ką tai reiškia daugiamatiškumas? Beribiškumas, daugiamatiškumas. Tai reiškia, kad aš nesu nei asmenybė, aš nesu nei siela, aš nesu nei dvasia, bet tuo pačiu aš esu viskas. Ir aš esu viskas. Aš nesu nei vyras, nei moteris, aš esu viskas.
Na, čia tik tai nepainiokite su tais visais genderiškais reikaliukais, ne, kurie čia sklando erdvėj ir kurie vėlgi iš asmenybių formų pasaulio, per protą visi tie dalykai žaidžiasi. Mūsų dvasia neturi lyties, nei vyras, nei moteris. Tai yra ir vyras, ir moteris. Nu, čia aš vėlgi sakau perkeltinę prasme. Ir ne, nu, labai noriu iš karto paprašyti, nerašykite komentarų, nes apie tai, kad taip aš painioju ir ten už tą arba už aną, aš už nieką. Vat tas daugiamatiškumas ir yra apie tai, kad mes esame viskas, mes apriepiame viską ir mes galime iš to visko padaryti, ką tik tai norim. Jeigu mes valdom savo dėmesį, jeigu turim tvirtą ketinimą. Ir jeigu suvokiame, kad aš kuriu dabar kaip Dievas, kuris nepamiršo, kad jisai Dievas, ir jis nepamiršta kasdienybėje, kad jisai yra Dievas. Jis kuria iš tos akimirkos, va tai, kas ateina. Tai pagrindinis dalykas, ką noriu pasakyti, kad atėjo toks laikas, kai ta asmenybė miršta. Jinai apmiršta kaip reikšmingiausia mūsų dalis. Ir ateina kitas tas kelias, kada atsiveria žmogaus tas sielos, širdies tas pojūtis. Jis jau atviras. Įrodo, kad mes žmonės norime vis daugiau ir daugiau tokių dalykų, kurie nepažinus protui. Ir tie, kurie tai suvokia ir eina į tai, jie tada keliauja į tą dvasios pasaulį. Nei vieno, nei kito mes negalim išmesti komponento. Mes vis tiek turim praeiti per asmenybę, išmokti ten tam tikrus dalykus, kaip kūdikis mokosi vaikščioti, kaip jisai pažįsta pasaulį, liesdamas, ne, per visus savo 5 pojūčius, lygiai taip pat ir žmogus, jo dalis, ta jo esybė ateina į žemiškumą, kad patirtų čia viską. Ir čia niekas nėra neigiamo. Čia mes nieko neneigiam, nei tų žemiškų dalykų, nei malonumų, nei materijos, nei pinigų. Aišku, čia yra vėlgi kitos temos, apie kurias verta kalbėti, kaip naujame laike visą tai keičiasi. Ne? Bet esminė žinutė, kad dvasingumas tai nėra tai, ką mes treniruojam ir tobulinam kaip asmenį. O realiam pasaulyje dabartiniam, ne dar vis kol kas mes galim matyti tokius prašymus, kad tu ateitum kaip asmuo ir niekas nežiūri į tavo dvasią, niekas nežiūri. Daugiausiai žiūri tavo empatiškumą, intuiciją, ten dar tokius dalykus, ne, kaip tu su emocijom tvarkaisi. Bet tai yra tokie vėlgi iš tos asmenybės dalykai. Ne? Ir jeigu mes kalbam apie dvasią, tai mes einam į tą gylį, einam į tai, kas nepaliečiama, nepažinu, bet lygiai taip pat mes esame įsižeminę šitame žemiškame pasaulyje. Ir dar vienas momentas, daugybė vedlių. Na, aš nelaikau labai ten stipriai kažkokia savivedlė, bet tikrai tam tikrų metų labai daug ir dalykų dariau susijusi su tais dvasiniais reikalais, su sielos reikalais vis tiek, bet daugeliu tų žmonių, kurie kitus žmonės vedė tuo, na taip, nenoriu keletą, bet vis tiek, nu panašiai dvasiniu keliu, į tą pusę, ne, kad tas dvasingumas būtų kaip pagrindas visų žemiškų dalykų, o net virkščiai. Ir tai tie žmonės gali tiesiog išeiti nuo arenos ir jūs tikrai tai pastebit. Jūs pastebit, jūs netgi galit matyti, kad ir aš tiek daug anksčiau eidavau į YouTube, tiek dariau daug dalykų, kad pasidalinti. Ir dabar atėjo toks metas, kada iš tikrųjų nebesinori dalintis. Nes tai jau yra čia visur, tiesiog ore visą tai yra. Ir kiekvienas žmogus, norėdamas, gali tai pasiimti per save, ne per kitus žmonės. Aišku, tas dalykas, kad kažkas kažkokią žinutę pasako, kažkas pasidalina savo kažkokiais suvokimais, kaip aš dabar, ne, padeda mums atpažinti. Ir tai yra tam reikalinga, bet visiems kitiem dalykam padėti žmogui eiti tuo dvasiniu keliu visiškai nebereikalinga. Ir todėl netgi, apie religiją aš jau nekalbu, čia visiškai nekalbu. Tiesiog dvasingumas perėjo į kitą lygmenį, kada kiekvienas žmogus gali pasiimti tiek, kiek jam reikia šią akimirką. Todėl, jeigu jūs jaučiat savotišką ramybę, gal netgi panašaus kažką kaip tuštumą, aš taip jaučiuosi, bet tai nėra tas jausmas, kad man blogai, man labai gerai. Aš tiesiog jaučiu pilnatvę su visa kuo, kas yra.
Ir man nebereikia ten daug savo proto sukti, ką aš jaučiu, kodėl čia taip ateina, ką čia tai reiškia. Aš tiesiog jaučiu Dievą visame kame. Aš jaučiu dvasią kiekviename dalyke, kuris yra. Ir materijoje. Ir jau labiau, kad ta materija taip pat kinta. Jeigu ką. Jeigu ką, kinta, jinai visiškai kitokia darosi. Ne? Turiu galvoje stalas, kėdė, ten visi tie dalykai, kas mums įprasti ir kas mes matydavom, va tai paliečiama, jos tankumas kinta. Visa ko, kas materialu, tankumas kinta. Nes dvasia integruojasi į žemiškumą. Ir todėl kinta vibracija pati. Kinta ir materija, jos tankis. Na, aš šiek tiek daug visko jums prikalbėjau, bet manau, kad jūs puikiai supratot, ką aš jums norėjau pasakyti. Pasaulis nuostabiai gražiai keičiasi. Vyksta nuostabus dalykai. Ir aš labai labai linkiu jums tiesiog šitame pasaulyje kintančiame atrasti save ir savo pilnatvę. Savo tą tokį pajautimą, kaip tas naujas dalykas jūs kviečia ir eiti atviro širdim, negalvojant, kas ten bus per daug. Tas senasis pasaulis mums įkalė, kad mes turim viską apmastyti, apgalvoti ir nubrėžti tą tokią tiesą į tai, kur aš turiu dabar eiti. Naujame pasaulyje mes einam atviri kaip vaikai, pasitikėdami kaip vaikai. Būkim kaip vaikai. Nenaivus, infantilus, bet išmintingi vaikai, kurie žaidžia, kurie yra linksmi, kurie mėgaujasi gyvenimu ir smalsus yra pažinti tai, kas dabar skleidžiasi mumyse ir aplink mus. Sėkmės jums. Iki.